Labas rytas, pabudome ir kelkimės, be 15:06, laikas keltis. Opa! Valio, jau keliamės. Na, o dabar šaltas dušas. Va, matot, kabina čia, einu rengtis ir į dušą. Na kągi, dušas baigtas, prasitrinsim rankšluostuku. Taip gerai, labai gerai. Va šitaip, liko dar dantis išsiplauti ir bėgsime mankštintis į lauką. Ką, stiklinė vandens jau buvo atsigerta tik atsikėlus, dabar gersime skaidulas. Šį kartą aš geriu Colonvel Cranberry. Taip, dedamės 2 šaukštelius į stiklinę vandens. Išsimaišom greitai viską ir išgeriam. Ir dar stiklinę vandens ant viršaus. Na, o dabar laikas rengtis ir į lauką. Laukia draugas. Eisim pasivaikščioti abu. Na va, po 6:10 mes pasiruošę jau lekiam. Su juo tikrai net nusifilmuosiu bevaikštant, taigi iki. Na va, baigiam pasivaikščiojimą, apėjom visą rajoną. Dabar neilsėsim, bet lauke snyguriuoja, taigi nusivalyti reikia nors takus. Ta šiaip teritorija gana didelė, tai visos nevalysim, nes sninga. Bet turim įrankis, va. Šluota ir eisim šluot takų, nes labai greitai kimba prie plytelių ir bus labai slidu. Taigi, į mankštą. Na ir va, kiemas apvalytas, nors sninga, tuoj bus vėl prisnigta, bet vis tiek šiek tiek takai pravalyti. Šuo pavedžiotas, visą valandą lauke, labai puikus oras, nešalta, vėjas biški pučia, bet viskas tvarkoj. Ir kiemelis va, švarus. Žadėjau daug nevalyti, bet nusprendžiau, kad vis tik tai reikia nusivalyti, nes prisimins, daugiau bus slidu, negerai. Taigi va, ir mano draugas laksto, eisim visi pusryčiauti, daryti pusryčius, pusryčiausim ir į darbo dieną. Laukiu anūkėlio, taigi šiandien bus močiutės diena su anūkėliu. Nu nepykit, labai noriu pagulėti ant kampo, nu labai man čia gerai, aš prisimenu vaikystę, kai mažas čia gulėjau, nu nevarykit manęs lauką. Ką daryti? Šiandien mano sveiki pusryčiai bus sorų košė, išvirtam tik tai vandenį, be druskos, be cukraus. Jai pasaldinti dėsios vaisius džiovintus, persikai, slyvos džiovintos ir razinos. Tai duos man saldumo. Bus košytė labai skani ir dar priedu įdedu Colonvel Cranberry skaidulų. Jos duoda rūgštelę, čia yra su spanguolėm, taip jau gausokai įsipilu. Košė gaunasi tada tikrai naudinga, daug skaidulų gaunam. Ir viską sumaišom ir skanaus. Dar kavytės atsigersiu, bus labai skanu. Iki ir jums skanių pusryčių. Na, mano darbo diena prasideda. Papusryčiauta ir dabar kimbam į darbą, kol dar neatvažiavo anūkėlis, reikia pasidaryti dar šiek tiek darbų. Netidėliotinų, pasitikrinti paštą, padaryti užsakymus, jeigu jų reikia padaryti, paskambinti į organizacijas, ruošti renginius. Ir tai tiek, darbo pradžia prasidėjo. Geros dienos visiems, gerų darbų. Na, šiandien mes su Daimučiu žaidžiam abu taip. Mes turim Lego, statom čia viską, žaidžiam. Ką čia Daimutis turi pristatęs, papasakok. Lemą policijos, laivą policijos ir policijos mašiną ir nusikaltėlio mašiną. Oi, kiek mes čia daug visko turim. Ir ką mes čia žaidžiam, čia su policininkas būsime. Taip. O močiutė nusikaltėlis, ar ne? Taip. Na, mes čia kartu ir valgyti verdam, ir žaidžiam viską, ar ne? Taip. Oi, kiek čia mes O mes detalių. dar turim du
Taip, ir kopėčių turime, čia visko turim. Ir ką Daimutis moka padaryti? Moka armonikėlę pagruoti, ar ne? Taip. Nu, per pertraukėlės mes armonikėlę grojam. Kaip Daimutis groja armonikėlę? Nu taip. Labai gražiai moki pagroti viską. O močiutei padėsi pietukus taisyti? Ne. O kodėl? O ką mes valgysime? Nežinau. Nu, va, reikia išsivirti valgyti. Eisime sriubytę virti, salotas darysime su kopūsčiukais, su morkytėm. Ar gerai? Nu, tai padėsi močiutei ar ne? Ne. Nu, tada tu pažaisk vienas, kol močiutė paruoš pietukus, gerai? Nu, einam mes pietukų ruošti. Na, va, 2:30 ir jau pietų metas. Mes su Daimanu pietausime. Prisiveriam labai skanios kopūstėlių sriubytės. Ar skanu, Daimutė? Taip. Taip. Turim vegetarišką plovą, va, labai gražaus su morkytėm. Ir salotų kopūstų. Taip, va, visą dubenį prisidarėm. O tai, kad valgysim. Ir dar mes švenčiam mūsų gimtadienį. Eik tu, Daimutė, ne tavo gimtadienis. Ne, mes tik pietaujam, abudu susėdę. Tai kai mes pietaujam, tai mūsų gimtadienis. Ne, dar. Tavo gimtadienis vasarą, kaip ir močiutės, nu. Vasarą gimtadienį švęsime, o dabar tik pietukai. O po pietuko eisime pailsėti, pamiegoti. Taip, Daimutė? Taip, šaunu. Kažkokį kaulą radau. Kaulą radai? Kur tu tą kaulą radai? Alyvuogėj? Nu, tada išimk kauliuką, jeigu radai. Va, kokį tu kaulą radai. Aš močiutė galvoja, kad alyvuogės be kauliukų. Pasirodo, su kauliukais buvo. Tai va, visiems skanaus. Mes pietaujam. Na, va, Daimutis miega, tai aš keliausiu dabar su šuniu. Dar pasivaikščioti, kiemo valyti kaip ir nebereikės, o šunį vestis reikia. Nes jau nerimauja, laukia, tai va dabar bėgam su šuniu. Pasivaikščiojimą baigiam, laukia labai gražu, šviečia saulytė, bet viso to žiemos grožio tai jau nebėra, tik pas mus kieme dar yra žiema. Reksas, aišku, į savo namus nenori eiti, jisai stovi prie durų ir laukia, kol jos atsidarys. Tai gudras šuo, šiaip jisai labai gudras, nenori eiti į savo voljerą, nenori būti uždarytas, jam labai patinka lakstyti po kiemą, taigi dar biškį galės pabūti. Tai tiek. Nuojam dabar reikia mankštą daryti. Nu, Daimonai, šokam. Šokam. Ateina tavo mankštą. Pasimankštinsime, gausime jėgų ir vėl žaisime. Ar ne, Daimonai? 10:05 ir metas mano vakarieniai. Šiandien vakarieniai aš valgysiu arbatą ir sūrį varškės. Bus labai skanu. Taigi, va, dar Daimutis tebėra, bet jis nevakarieniauja, jis laukia jau tėvelio ateinančio. Taip, o dabar aš šokį rodė. Na, šiaip grįžo mūsų ir senelis, dabar išėjo dar su šuniu. Visa šeimyna susirinko, toje ateis ir Daimučio tėvelis. Taip. Dabar po 6 vakaro vaiką atidaviau, tėveliui išsivežė. Vyras eina pailsėti, o aš dar sėsiu prie kompo ir pasidarbuosiu. Prisifilmavau epizodų video ir dabar nežinau, kaip juos suredaguoti, sudėti į vieną.
Taigi čia yra didžiausias galvos skausmas. Taigi iki kol eisiu miegoti, pabandysiu susirasti kažką kompiuteryje, kad galėčiau tai sudėti į vieną video. Tai tiek. Jau 10 valanda, kompiuteris išjungtas, vyras miega, ilsisi grįžęs iš po kelionės ir aš einu praustis ir miegoti. Visiems labos nakties ir iki rytojaus.